Sveiki. Dabar jau tikrai paskutinis vaizdo įrašas šiemet. Tai yra 2024 metų 12 zodiako ženklų prognozė metams. Kiekvienam zodiako ženklui ištrauksiu 3 kortas. Ir dabar iškart noriu priminti, kad liko viena vieta 7 norų ritualui bei 3 vietos rytoj sėkmės pritraukimo kerams arba pagal pasirinkimą mylimo asmens pritraukimai. Važiuojam. Avinas. 1, 2, 3. Padarėte teisingą pasirinkimą ir esate savo likimo kalviai. Taip pat ateinantis metai bus labai darbingi. Darbai ateinantiems metams, kadangi šiemet jūs jau padėjote pamatus geriem 2024. Jautis. 1, 2, 3. Jaučiui dideli pinigai, bet jie bus sunkiai uždirbti. Problemos meilės fronte dėl per didelio tingėjimo kurt santykius. Dvyniai. 1, 2, 3. Dvyniai dėl kažko tai gali triumfuoti, bet tas triumfas bus labai sugadintas aplinkinių žala ir gandais, bet sunkiu darbu jūs pasieksite užbrėžtus tikslus kitiems metams. Vėžys. 1, 2, 3. Kaip gerai, 1 taurės. Ir vėžiui džiaugsmas šeimo žydinių, džiaugsmas šeima, metai kupini meilės, bei, kas yra svarbiausia, naujos pažintis atskleis nerealias galimybės ateičiai. Liūtas. 1, 2, 3. Liūtam gali grėsti vienatvė, tačiau liūtai viską kompensuos darbais. Taip pat metai pakankamai konfliktiniai. Liūtai, ruoškitės. Mergelė. 1, 2, 3. Kaip matote, labai gerai. Velnio korta apverstoji, kuri žymi tai, kad metai nebus sėkmingi ir ypatingai tai palies finansus bei kelionės. Svarstyklės. 1, 2, 3. Svarstyklėm metai bus kupini kelionių, taip pat tai bus metai tradicijų laikymosi, šeimos tvirtovės statymų toliau nuo šių metų pamatų, bei labai sunkus darbai. O kada svarstyklės darbo bijojo? Skorpionas. 1, 2, 3. Tuščios baimės kupini metai, tačiau jeigu dirbsite su savimi, viskas bus gerai. Taip pat metai žymi pakankamai didelius piniginius įnašus. Įplaukos jums. Šaulys. 1, 2, 3. Kardų dauguma nėra gerai, tuo labiau bus ir lygos, bus ir konfliktai, kuriuose jūs dėja pralaimėsite, bet truputėlį pagoda, kad darbai viską užglaistys. Ožiaragis. 1, 2, 3. Mažais judesiais didelius darbus padarysite, pinigų turėsite, bet nepatariu jums pernelik atvirauti su svetimais. Vandenis. 1, 2 ir 3.
Vandeniui. Problemos asmeninėme gyvenime, santykiuose ir pernelyg didelis hedonizmas. Ir žuvis. Kas yra žuvim? 1, 2, o iškart ir 3. Tai, ką jūs slepiate, iškils į paviršių ir gali jums atnešti pakankamai didelių problemų. Atsiribokite nuo negatyvių žmonių ir sutvarkysite savo gyvenimą į gerą pusę. Tokie jūsų laukia 2024 metai. Ir jeigu jūs viską darysite teisingai, jūs galite išvengti labai didelių nemalonumų savo gyvenime. Linkiu visiems gerų naujų metų sutiktuvių ir tebūnie šviesa.